Sveiki visi, šiandien servise 007 dar vienas Dodge Durango automobilis, iš tikrųjų net 5 juos gal turime eiliai, šiai akimirkai dauguma jų yra 3.6, pasitaiko ir 5.7 modelių, tai čia šiuo konkrečiu atveju turim 2017 ar 2018 metų modelį Dodge Durango 6 cilindrai, V6 tas naujesnio tipo varikliukas, kuris yra nuo 2016 metų. Kaip jau prie kiekvieno video, tai prie šio galiu pasakyti plačiai išdiskutuotos temos apie jų trūkčiojimus, apie nešvarų dėžės darbą važiuojant dujomis ir taip toliau. Tikrai pilna viešoje erdvėje iš tos informacijos, bet aš jau daug kartų tai sakiau, daug kartų tą minėjau ir dar kartelį paminėsiu, kad visa tai, jeigu įranga yra sumontuota normaliai ir su automobiliu nėra jokių problemų, jis tikrai važiuoja ne ką prasčiau nei daro tą benzinu, tikrai be jokių problemų, be jokių trūkčiojimų, be jokių dėžės smūgiavimų, nei greitėjant, nei lėtėjant, taip toliau ir panašiai. Greta, tarp kitko, turim dar vieną Durango, ten yra jau ne mūsų montuota įranga, bet tos problemas taipogi sprendžiam, tai tiem, kas kankinasi, neišsisprendžiat tų problemų, kreipkitės, bandysim padėti. Na, o grįžtant prie šio gražaus balto Dodge Durango modelio, tai kaip visada jam sumontavom Landirenzo kokybišką itališką dujinės įrangos komplektą. Labai trumpai apie pačius komponentus tada pabandau papasakoti, taip pats valdymo blokas yra štai šitoje vietoje. Aliuminis korpusas, kad geriau aušintųsi, savaime suprantama ir montuojamas turi būti ne kažkur, kur labai yra karšta. Tai čia yra puikia vieta, virš saugiklių dėžės, jeigu reikia mes jungti, atsijungiam, prieinam prie saugiklių, jeigu reikia ir patį valdymo bloką galim nuimti, jokių problemų, pakankamai patogu. Atskirai nuo reduktoriaus montuojamas skystos fazės filtras bei dujų vožtuvas OMB BFC, padidinto pralaidumo. Priekyje atsisukę varžtą galim pakeisti skystos fazės filtrą. Čia turim sumontuotą reduktorių Landirenzo Li10 Turbo Oversize, pačią našiausią šio reduktoriaus versiją, prie 6 cilindrų iš principo tik tokios tos versijos ir montuojamos yra. Pilnai aptarnauja šį variklį visose sūkių diapazonuose, patogiam keitimui dujinės fazės filtras, slėgio daviklis ir dujiniai purkštukai yra sumontuoti po variklį dengiančių gaubtų. Pats gaubtas tvirtai savo vietose, niekas niekam nekliūna, purkštukai sumontuoti taip, kad be problemų nusimtų ir oro paėmimo žarna nusiema, viskas niekam netrukdo ir yra padaryta tvarkingai. Dujų padavimą beje taipogi padarom iš abiejų galų, purkštukai stovi čia, tai mes dujų padavimą padarom ratu iki pat jų, kad iš abiejų galų turėtume kuro, o tas kuras mums reikalingas tam, kad turėtume idealų kuro mišinį visose sūkių bei apkrovos diapazonuose. Kalbant apie patį Landirenzo dujinės įrangos montavimą būtent servise 007, tai reikėtų paminėti, kad visi darbai yra atliekami pagal gamintojo standartus ir specifikas. Tai jeigu pasižiūrėsim į gofras, kurios yra naudojamos apsauginės variklio skyriuje, tai mes naudojame lygiai tokias pačias arba bent jau labai panašias. Naudojame specialius gamyklinius laikiklius, apsauginės irgi gofras, spyruoklinės sąvaržas. Kitaip tariant, naudojam iš principo kokybiškiausius komponentus, ką šią dieną galima pasiūlyti ir galim nupirkti. Būtent toks yra Landirenzo kompanijos standartas ir požiūris, kad ta sistema turi būti kiek įmanoma geriau veikianti, kiek įmanoma rečiau gendanti ir panašiai. Tai mes taipogi tai logikai, tai koncepcijai pritarėm, tai darom viską taip maksimaliai gerai, kaip tą mokam padaryti. Be abejonės, dujinės įrangos laidynas yra konkrečiai adaptuotas šiam variklio skyriui. Tai reiškia, kad visi laidai yra sugrupuoti, įvilkti apsauginės gofras, tos gofras yra dar izoliuotos. Lygiai taip pat atrodo ir gamyklinis laidynas variklio skyriuje, jeigu truputį atidžiau panagrinėsit, tikrai pamatysit. Kiekvienas kontaktas yra lituojamas, apsaugomas termokembrikais su klijais. Patogiai turim išsivedę diagnostinę jungtį dujinės įrangos, ir be abejonės dujinės įrangos saugiklį, kurį aš dabar čia liečiu rankomis, tai tech apžiūros metu labai dažnai yra prašoma jį parodyti arba bent jau žinot, kur jisai toksai yra. Viskas yra gražiai nuvalyta, paruošta instruktažui ir atiduoti klientui. Taip kaip ir turi atrodyti tie darbai, ne kažkoks šiukšlynas, šašlavynas, purvynas, bet viskas tvarkingai savo vietose, netrukdo kažkokiam einamiam serviso aptarnavimo darbam, viskas švaru, gražu ir tvarkinga. Tai tiek apie patį variklio skyrių. Dujų perjungimo mygtuką mes sumontuojam būtent šiam konkrečiam atveju tai apvalų, įleidžiamą gražiai ir šitoje vietoje. Mano asmeninė nuomonė tai yra puikia vieta, labai patogi vieta. Gerai tai, kad visą laiką klientas nusprendžia, kur nori mygtuko, ne interneto kažkokie komentatoriai, tai kiekvieno asmeninis sprendimas, kur to mygtuko kas nori, tai čia būtent yra taip. Prie benzino užpilimo turim dujų pildymą, labai patogu, atsidarom kamštelį, prisijungiam pistoletą, baigę viską atjungiam, uždarom, atsidarę galim piltis tiek benziną, tiek dujas, puikiai, patogiai, be jokių problemų.
Atsarginį ratą, kuris šiaip yra montuojamas dugne, įvelkame į apsauginį specialų dėklą, kadangi numeris raudonais numeriais duodam dovanų remelius. Na, o pats balionas čia yra sumontuojamas žemiau, reiškia, ten, kur ir buvo, kaip minėjau, atsarginis ratas, ir čia yra sumontuotas kokybiškas Bormech balionas 92 litrų talpos. Pakankamai solidus balionas, bet pakankamai solidus ir automobilis. Tai, manau, idealiai iš čia tinka, puikiai atrodo, neerzina savo dydžių, iš galo, iš toliau žiūrint be abejonės truputį matosi, bet tai tikrai nemanau, kad yra problema. Tai va, tai tiek apie kokybišką Landi Renzo dujinės įrangos montavimą servise 007. Jei yra kažkokių klausimų, visą laiką kontaktuokit, klauskit. Na, o tie, kurie nori kokybiškos sistemos ir nebijo truputį palaukti eilėje, tai susisiekit, tikrai padėsim. Ačiū.